biškį maudžiu, nu mes. Ką matom, žiūrėk, kokią aparatą šiandien bandom. Ką tu nori liekt net drebė, eik, dėlė. Sveiki atvykę į keturračio CF Moto C-Force 520L apžvalgą. Buvau jau seniau nufilmavęs pasivažinėjimą traseliai pas draugą čia ir pagalvojau, kodėlgi nepadarius apžvalgos. Tai gavau vėl keturratį, išbandyti realesniam sąlygom, netraso išvažiuoti į kelią, į laukus, į va, tokias visokias realias sąlygas, pasibandyti ir jum turiu pasakyti savo nuomonę, ar verta pirkti keturratį. Ar verta pirkti kinietišką keturratį CF Moto, būtent galbūt ar verta pirkti tokį modelį, ar tai ir mano nuomonė tik tai, ir jūs galite susidaryti savo nuomonę kažkokią, galite išsibandyti ir kur išsinuomoti, ir nemokamai galim užsiregistruoti, pasibandyti keturratį, tai parašykit komentaruose, kaip jūs manot, ar verta, ar neverta. Ir jeigu įdomu, pasilikit, pažiūrėkit toliau, ką mes čia šiandien išvelgsim, ką mes čia aptarsim, ką mes čia parodysim. Ai, didlis, ai. Man su dviem ratais labiau patinka. Kas tas didliku, tu virpi tiek nori, tu su keturračiu važiuoti, ką? Paloji. Ai, nuorzė, Kas tas toks parbėg? Žiūrėk, čia tokia pat kaip didlis ir bet kaip apkirpta eikti. Ui. Gerai, pabandom du įsijungti. Čia nein man, blemba. Baimės daugiau dar ir gal nu blem Andriui tekinių gauna nu ku va norit galit pas mopedą tokį keturratį nusipirkti, į tokį, į galingesnį, į silpnesnį, į pigesnį, į geresnį, į visokį, į tokį patį. Realiai naustebėda. Smagus daiktas, jau lekat, da pašokti, pralėkti. Hai.
Nebestumk. Galvau, nužudys mane. Čia bišinė palei trasą. Ačiū už pramogas. Nu, va taip ir ribotus mušas. Kas čia per laukai? Nežinau, taip važiuoti nesąmonė, reikia ieškoti kažkur įlįsti. Šiam 4, šiam 3 ribotus. Pilną gazą laiko ir ant taip muš bring, nesąmoningai biškį. Čia smagiau tokiais keliukais. Tikėkime, akmens nebus. Sėdynė minkšta. Labai gerai. Lemba baisiai, akmens nebūtų, kokia aukšta žalia. Reikia lėčiau nuvažiuoti, galės greičiau parvažiuoti. Bet neturėtų būti akmens per kelią, ne? Nes čia važinėjęs traktoriai, mašinos. Čia tokia dugno apsaugėlė ir čia. Biškį išrūdinsim, nieko tokio, nuplausim. O, čia negerai. Taip nereikėtų daryti, apsisukam. Ūkininkas, jeigu matai, neužpyk labai. Stengsimės kuo mažiau. Nu, nepastebėjau. Stengsimės kuo mažiau išvažinėti. Ūkininkam prijaučiam. O čia matai laukai pokai varom. Amerikoniškas pas mane. Gal ir eina. O, čia biški kažkas išdraskė. Virkelį bidonai drasko. Nu, iki 60 labai smagus. O toliau tas ribotus, tai nu, na čia. Čia nesvarbu kokio galingumo, tiesiog ant greičio ribotaus. Fucking hell. Anksčiau galėdavau su mūsų praliekti, dabar užsitvėrė šlagbaumą, nu maladės. Įsisukam.
Porą, tai iššovė. Toks, susipins toks šioks toks. Tai nelabai kur radau iš tikro paofraudint. Kol kas. Nežinau, per toli važiuoti kokiu ribatu kažkur. Kur žinau, galima atsitikęs. Toks greičiu, kol čia nuvažiuosi vakar, o vakare yra reikalų. Traukt norėjo. Nuolydys. Atrodo, kad užlinks tas motociklas taip kalant ribotuvą. Gaidys čia važinėtis. Test drive, reikia padaryti kažkas. Pilna žmonių, karoč. Eik, tu peklam. Nu, čia nichujevne. Kels yra, ne? O kas čia nekels? Kaip tai nekels? Žiūrėk. Nori pamatyti kelią, o kas čia nekels? Matai ženklą, kad nebūtų nekels. A taip atrodo nekels. Kad čia pėstiesiam vaikščiat kels, taip atrodo, ką? Nepanašu, kad čia pėstiesiam vaikščiat kels. Tai visos infrastruktūros viskas. Nu šiaip neblogai, šokinėjai per tokius šešlavynus, per tokias duobes, kalniukus visokius. Visai neblogai, sakyčiau. Išsimaudžiau, nuvertęs. Eina pekon. Visą šlapsi. Oi, va tai tada. Slapti sėdynę dabar, reiks atsistojus varyti. Kad subinė nesislaptum. Nieko, prapūs.
kelk. Nu tam, kaip sakant, daiktui tokio pats tas tokie keli. Su savo Batmanu jau nepravažiuotum, tikrai. Reik nuplaut draugui keturatį už paslaugą. Už pramogas, kaip sakant. Priduot švarų, gražų, tvarkingą. Kupilam benziną. Pilna. Kiek turim? 10 litrų neužpyliau. 12 eurų, įsivaizduoji. Padarys už malonumą reik mokėti. Nu, toks toks va, nepersuksi, nebijok, pasimkim, kad nieks nenuvarytume savo. Gal patogiai, ką aš žinau. Atsigulęs, gulištais atsirėmęs. Na, bukt ant galą atsisėdistis, kojas išties gali viską. Aš nevairuoju, nežinau, kaip čia vairuoju. Vairuotis išėjo. Vairuotis girtas buvo. Tai einam apžiūrėti keturatį iš arčiau. Tai visų pirma, galim pradėti nuo eksterjero, ir visų pribambasų, ką mes čia turim. Tai originaliai turim apsaugos lankus, gervę, kažkokį plastikinį dugno apsaugą, žiūrėk, stabdžių suporto apsaugos. Čia tipo plovau, taip nusiplovė, žinai. Halogeninės lempas, kažkokius ledus, dienos gal DRL'us, pasukiukus ledinius, pipinę, jau girdėjai, radiatoriuks mažas. Taip atrodo, stabdžių suportuks, diskelis stabdžių. Taip va gražiai nuplojau, matai kaip nusiplovė, ką žinau, 12-kiniai tekinukai. Keturatis apynaujis. Kas dar? Čia originaliai neinšits ir uždėts papildomai, bet šiaip geras dalyks. Galim pažiūrėti, kaip atrodo. Kas viduj? Viduj dviratininko šalmai. Slidininko, ko gero, ne. Plojau su kercheriu, aišku, stengiausi nepūst, bet gan gerai silikonuoji. Tai nepateko vandens, čia mano pirštinas. Visai talpos yra. Visai nieko, bardačioks dar, čia tokį bardačioką turim. Matai, kažkokiai kontrabandai, galimai cigaretų blokui, gal ir tilptų. Spalva tokia, kaip keturačiai, sakyčiau, gal visai neblogai. Kablys, numeriai, registruojams, viskas ledas. Kas dar? Veidrodukai, šiaip gan gražus, gan dizainis. Šiaip man visai dizainis visai patinka keturačio, visai sakykit, ką norit, bet gražus. Pavyzdžiui, palyginus su nauju tuo grizliu, nublemba tie grizliai tokie plikiai atrodo, nusiperki už 14 naują ir toks visai plikstas, visai toksai masyvesnis, toks neblogai atrodo, sakyčiau. Ar geresnis už grizlį? Nemanau. Bet dėl grožio, žinai, kaip sakant, ko jum ką jau, kaip čia kas jau, ko jum ką jau reik, kam ko reik. Ką mes turim čia prie vairo? Turim visų pirma ryčiagą, ne? Turim čia galim užrakinti, kad nevoktų, nenuvoktų taip lengvai. Bet jeigu tą spyną išlaužt, tai tą gal išlaužti, manau, kad nesudėtinga. Čia turim USB-škį pasikrauti, čia turim kitką pasikrauti. Pavyzdžiui, gali įkišti, ne, padangom prisipūsti. Kas dar čia, vat, kas čia dar under 16, nuo 16 metų, žinai, visą kitą. Iš tikrųjų, su TR1 ir su TR2 kategorija, man atrodo, gali vairuoti.
Pataisykite, jei klystu, bet turėtų tai būti, nes kategorija ir traktoriaus, lengvojo traktoriaus, mažojo traktoriuko kažkokio tai, tai pasiskaityti galite, jeigu kam aktualu, manau, kad gal važiuoti nuo 16 metų. Tas teisės išsilaikyti ten praktiškai nusipirktinas. Gerai, raktelis. Ir mes turim, odometras 510 km susukta. Neblogai, žiūrėk, daplionkė. Daplionkė ir vieną aptarnavimą ir turės tas motociklas. Kuro baks čia. Nu, ką žinau, šviesos užvest, užgesint. Čia šviesos, čia posūkiai, čia tipinis, čia avarinis. Čia rankinis ir. Bet, sako, geriau nenaudoti, nes pamiršti, jeigu įjungi, pamiršti negerai, nes sudegino matyti stabdžius. Dabar dar kas iš pribombasų tokių, tai čia 4 varomi ir, bet vis laik dabar šiandien važiavau su 2 varomais, tai va, tiesiog, elektroniniu būdu pisti 4 įsijungi ir dar ir blokavimams. Ant 4VD dar gali blokuoti F-lock, tai greičiausiai, kai girdėjau, ką tik priekį, front lock priekį sublokuoji. Taip važiuoti negal, tik nebent užstringi išvažiuoti, tam reikalingas daiktas. Paliekam atgal, gazas, stabdžio čia nėra, sankavo šiokios nėra, čia variatorius, čia stabdis ir čia stabdis. Ir kai aš nuspaudu stabdį, su koja, tarkim, dar su ranka, žiūrėjau, matai, pedal spaudas. Karoči, stabdžiai ir sujungti kartu, kad per priekį tipo neitum ir panašiai. Stabdžiai dirb kartu. Čia gerviai valdyms. Nu ir ričiags. Tai parkings, kaip automatui, ne? Parkings atbulinis, neutralus, high, low. Aukštas bėgis ir palėtintais. Tai vis laik šiaip, jeigu varai ant aukštas pavaros, jeigu tempi kokie priekabą ar važiuoji, kokį traliuką, da kažką į priekabėlę, ant low geriausiai, arba jeigu į kokį tešlyną nori, kad daugiau būtų sukibimo ar į kažką patraukti ant low. Tiek mano tokios žinios. Nu į kas daugiau, niek čia daugiau mandro nėra. Vairo stiprintuvas elektrinis, kas žiauriai fains dalyks. Nu, turbūt elektrinis, šiaip nežinau, jeigu pataisykite, jeigu klystu. Žiūrėk, vairiuks lengvai sukas. Oi, tą pusę biškį. Vairiuks lengvai sukas, o taip žymiai sunkiau. Stiprintuvas gal nebūtų tiek reikalingas, jeigu, nu, tipo, važiuojant, tai nelabai jausi, žinai. Gal ir be stiprintuvo važiuoti, esu važiavęs, bet vietoj apsisukt kažkur, kažką prie ūkio labai geras dalyks. Aišku, būkim realistai, tas daiktas ir sukurs daugiau pramogom ir kažkam tai pasismaginti, negu čia darbuotis, o jeigu prie ūkio tau reikia darbuotis, perki traktoriuką iš tikrųjų. Pažiūrim, ką mes čia turim, ne? Nu, čia gervė, vis kaip ir aišku, manau. Gali va čia su ranka atleisti, na, kad tipo pasukai, ištraukiai, užveržiai, parsitraukiai su to. Kad dar, šiaip gervėm montuojas pultelis, jeigu dažnai naudoji gervę ir vienas pats esi tikrai geras dalyks pultelis. Ką žinau, nu, toks amortizatoriuks nedidelis, bet čia viskas taip paprastai, ne? Paprastai viskas čia taip nesudėtingai. Kada čia matom visokių blokų, fiškių, čia po plasmasėm, nu nežinau, neatrodo labai gaidiškai čia kažkas padaryta. Čia kažkoks taip pipelis tuščias. Ten va matau, žiūrėk, sutvarkykime stabdžių, kažkoks tai ir matai cilindriuks tenais. Ir nuorintais atkimšts. Nu nežinau, gal po serviso liko, čia nieks nelent, gal pats atsivirpėjo, kaip taip galbūt, nežinau, kažkaip abejočiau, greičiausiai bus pamiršta uždengti, paskui užpūs bus sudėtingai, sutvarkykim. Nu kažkaip gaidiškai laikas nus ten, bet liktai uždėjau. Nu gerai, ką čia dar turim, nu va čia tas ir matyti stiprintus vairo, ne, čia visa ta vairo kolonkė tokia mandra. Ko gero, nesigilinsim, nežinau, nesidomėjau nieko apie tai, negaliu pasakyti. Diskus aptariam, kaladės kažkokios matos paprastos, disks paraižyts, bet jeigu purvo ir kažką, nu čia greit nusiraižo, nieko keista. Čia irgi panaši situacija, ką čia turim, nu tokie va pusašiukai, viskas atrodos detalės nedidelės tokios, bet čia variklis negalinks, daug tų kilovatų nėra. Pilnai užtenk, ten va variklis matos šitais, kaip skardaninis vėlianas.
rozietka. Nu vėl, va, kažkoks bloks čia greičiausiai nebus, ne, su degimu susiję, gal rėlės, ne rėlės, kažkoks tai kompiuteriuks, gal krovimo rėlė, nežinau iš tikrųjų, nu, ar ugniai čia atsakinga už kibirkštį. Nežinau, nesigilinau, bet viskas prieinama atrodo, tik tiek, vat, kad, nu, nardant sušlaps, žinai, tikrai sušlaps. Nežinau, kaip šiaip kituose būna apsaugota, niekur matyti nėra apsaugota. Ką kitoj pusėje? Žiūrėk, trosas, ane? Tai čia ir tas rankinis. Pažiūrim. Op. Nu, užsitraukė, ne? Nu, matai, koks rankinis stabdis. Nu, tai greičiausiai kažkada pamiršo, gazą davė, važiavo, nepajuto, supleškino stabdžius. Nu, kam nepasitaiko. Toks kamins, viskas originalus, visiškai toks. Nu ir vis čia matyt variatorius, ne, kaušas, a kitoj pusėje kažkur čia ir. Nu ir tokie reikaliukai, ką čia daugiau gal papasakot, net nežinau, iš tikrųjų, sėdynė čia atsikėlė lengvai, čia dar koks ir bardačiaus greičiausiai ne, ardas, jeigu čia jau nori, nu jo, kas čia dėsis. Va tie lankai visai šiaip smagus, faini, tokie plastikiniai, apdirbti plastiko, ar čia ir metalo apačiai, nu tokie dizainas gražus, ne šiaip gelžysi viskas, ne tik tai gelžysi viskas. Visai neblogs šiaip daiktas dviese ir vietos galiniui, tikrai minkšta sėdynė, patogus atsirėmims, rankenos, originaliai, niek papildomai pirkti nereikia, sėdi, įleki. Pats iš tikrųjų, nu, visai nustebęs esu, kaip minkštai važiuoju per kažkokias duobes, per kažkokius tai neligumus, tą sėdynę tikrai amortizuoju papildomai minkštai, nu, jokio diskomforto, žiauriai smagiai. Kas labiausiai bėsin, tai ribotuvs. Čia ir uždėtas ribotuvs gamykliškai, šiam 4, šiam 3 km netgi per valandą. Netgi kartais prie šiam 2 jau muš ribotuvą. Nesąmonė, važiuoji, buk, trukčiai, atrodo, kad kaip sugedęs, kaip gestų tas variklis, nu, tipo nesąmonė kažkokia. Bet gamykliškai gal nusimta ribotuvą, galbūt reikėtų po biškį apkatkėlę naujam padaryti, lengviau, tipo neužpjaut per daug ir pravažiavus, ten nežinau, kiek ten reikia pravažiuoti, tų kilometrų ar moto valandų, nu čia pagal gamintoją, ten jau kaip perki pasižiūrėti, bet kas metus reiktų aptarnavimus daryti, neapžinau, iš tikrųjų, ne man rūp, ne aš gilinaus per daugiausia. Pirmą aptarnavimą nusimčiau, nafig, gal net nelaukčiau net to aptarnavimo, iš tikrųjų, nusimčiau tą ribotuvą, nes, nu, kažkur toliau važiuoti, nu, tikrai nesąmonė, ant kelio 90 leisnis greitis, šiam 3 drebi, tas motociklas, da gal varyt, o tu muši ribotuvą, nu, pieva, žiauriai. Netgi ribotuvą įmušu važiuodams tame laukos. Nu, nežinau, ten toj traselėje, nu, ten pilnai užteko, mums tų ribotuvų nepajutom per daugiausia. Pirmą kartą su to keturačiu gavau pavažiuoti va toj traselėj, būtent su šito keturačiu toj trasai, kur draugo kieme realiai padaryta, pasidarė traselę, pasivažinėti, tai tikrai smagiai. Trasa buvo gan sausa, tai ant posūkių baisu apvirst, kabint gerai, naujos padangos, kaip į motociklas, aišku. Ant šono kyl ratai, kol pripratau, taip nejaukiam posūkį, paskui žiūriu, gali jau ir ant 2 ratų palaužti, bet vis tiek, nu, ant greičio biškį bandėm, važiavom, lenktyniavom, tai, nu, nepavyko man ten laimėti nieko, nesvarbu, kad aš su motociklu moku važiuoti ir patirties galbūt turiu, bet tai nežaidžia, čia ir kita tema. Toliau, kas dar? Kodėl iš vis nusprendžiau apžvalgą to motociklo padaryti? Nes gal jeigu įdomu, galiu papasakoti šitą motociklą iš vis istoriją, kaip ant atsirado čia pas mano draugą. Tai sako, ne vienas draugs manęs klaus, bet būtent šits savininkas keturačio manęs klaus, sako, žadu pirkti keturatį, nu, galvoju, gal prie ūkio, gal šiaip labiau kažkur pasivažinėti, nu taip. Neturės iš vis jokios technikos, sak, tu labiau ten gaudais apie tas technikas, patark man, kokį pirkti. Sakau, taip pagalvojau iš tikrųjų, nu, sužinau biudžetą, sakau, nu, tau kaip tokiam, nu, nepabijokim to žodžio, baltarankiai, tikrai nerekomenduoju pirkti iš skelbimų kažkokį dėvietą, drožtą, padrožtą, nujuotą keturatį, kad ir ten bus brands ar dar kažkas, tu gali apsiknist, tu gali pavargti, tu gali išleisti tiek tų pinigų, sakysi, nu, nafik tokį patarimą. O čia, sakau, žinai, atėjai į parduotuvę,
pasibandai, pasižiūrėjai, patiko, sėdai, pinigus padavai, atsisėdai, užsiregistravai, nei su dokumentais kokių problemų, nei su dar kažko, pili benzą, įvažiuoji. Atėjo laiks, nuvarė aptarnavimą, viskas tvarkė, kažkas iškilo kažką problemą, 2 metus garantija, nuvežiai, atidavai, tegu aiškinas. Dalis prieinamos, dalis originalios, kas kinietiškas, keturats kinietiškas, bet tai ką. Perki originalias dalis, dedi jau po garantinio, gal vis tiek aptarnaus tam servise, vis tiek sutvarkys, viską žino, viskas čia pat nereikia ieškoti, žinai, pas meistrą eilę kokią, vajei, čia neapsiimsiu, nenoriu, nedarysiu da kažką. Čia jūs aptarnaujat, jūs jį padarysite, žinai, gal aišku, užtruktas laiko irgi, reikia pasiplanuoti, nesakysi, žinai, rytoj man reikia važiuoti sutvarkyti per šį vakarą, taip nebūn, bet tai rekomenduoju iš tikrųjų. Tai pirktis keturratis iš mopedo Mažeikiuose. Kai pradėjom ieškoti keturračio, domėtis, tai turėjo parduotuviai, bet kol apsisprendė žmogus pirkti, išpirko. Į visoje Lietuvoje išpirko keturračius. Visi tik užsimanė keturračius, sezonas prasidėjo, geras oras atėjo, čia pernai metais ir visi išpirko keturračius. Užsisakė, laukė konteinerių, užsisakęs, laukė kelis mėnesius, viskas gerai, klientas patenkins, visokiai. Sakau, kodėl ribotų nenusėmė baisiai toks, imčiau žemę, tai man nereik, man užtenka, man gerai. Tai jeigu jau ribotuonėjam, tai 5-20 keturratis per akis, va. Jam per akis. Poreikiai, tokie, šiaip pramoginiai, gal biški prie kabelę patampyti, gal biški ateiti kažką pasidarbuoti, bet principe, papramogauti daugiau, mažiau. Vienintelis turbūt, kuris paklausė mano patarimo ir džiaugias. Nesakau, kad tau reikia klausyti mano patarimo, bet ačiū, kad žiūri video, paspaus laiką, parašyk komentarą, kokia tavo nuomonė ir, bet tokiem žmonėm, kurie nori galbūt motociklo, nori gal papramogauti, nori dar kažką, tai vienareikšmiškai siūlau išbandyti, nesiūlau pirkti, išbandyti, nuvažiuokit, išsinuomokit. Nuvažiuokit į būn nemokamai duodi išbandyti, netgi renginys čia buvo tų visokių ir bagį bandžiau, ir 850 bandžiau, ir 450 bandžiau, ir ko aš ten tik nebandžiau tuo didelio sportinio bagio, bandžiau tą tokį ūkininko bagį, tai tas ūkininko tai vapšė ten gaidys, bet to litrinio bagio neišbandžiau, nes nutrūko variatoriaus diržas, be bandant. Šiaip esu girdėjęs tais bagiais, ten pastovi problema, biškis to variatorių, ten originaliai sausi guoliai, bet čia nesiplėskim, nežinau, aš tik tais mačiau grupiai bagių Facebook'e, kažkas rašo, kažkokias ten bėdos, tai nežinau kaip su keturračiais, bet kol garantinis čia nėra ko lyst. Tai siūlau išbandyti, nes tikrai fainas daiktas iš tikrųjų ir jeigu tu turi, pavyzdžiui, vaikų, gal tau ir su vaiku pavažiuoti smagiau, saugiau, kažkur, ir patogu, tikrai patogiau negu ant motociklo. Tiek tau vežti žmogų patogiau bus negu su motociklu, aišku, tu tiek keleiviui. Aišku, tu nenuvažiuosi kažkur tai į kelionę, kažkur ten toli, žinai, su keturračiu, ne tam sukurt daiktas, iš tikrųjų, kur tu čia sono keliausi, gal ir ten būn, ten stiklų būn, ten tų pribombasų, pričingalų tipo gali, bet, vis tiek sukurt bekelį ir, kad ir kokiai, žinai, gal nenardink ten į miškovežio provežą, žinai, kaip ten su kanamais, upeliais plaukiai, bet taip pasivažinėti miško keliukais, kažkokiais mažiau pravažiuojamais keliukais, traktoriaus kažkokiais keliukais, laukais. Tai pasaka iš tikrųjų, su motociklu biški kitaip ir su motociklu gal, sakyčiau, solo. Motociklas, jeigu ten durkė, tai solo, tu negalvo, kad tu vešies kažkur kažką, nes, čia ir sadamazas. O su to, su žmona, su pana, su vaikais, su draugėliu. Ką žinau, su ko tik nori. Baba į tą gali į kapines nuvežti, jeigu sutiks. Kas dar? Pažiūrim, ką dar čia užsirašęs. Tai biški apie bendrą, aš iš tikrųjų negalvokit, ką man čia kas nors už reklamą sumokėjo, aš čia nuo širdies, nuo dūšios patariu visiems, kas manęs klausėt apie motociklus, kokį pirkti nesu turėjęs, neturiu neteisių, bet noriu, pabandykit keturratį. Jeigu turit pinigų naujam, tai pabandykit, gal jeigu nesyra, kad nesikrapštot, jeigu biški su technika daugiau gaudotės, gal į 9, pasižiūrėk, gal geresnį, žinai, bet pabandyk pasinuomoti, pasižiūrėti. Gal tau pasakysi, nafik šūts nepatik man, aš tikrai noriu motociklo. Kaip man buvo, aš, pavyzdžiui, su motociklu pripratęs važinėti su keturračiu, man pradžiai nepatiko, man nein greit pavažiuoti, ant tų posūkių nein, danda kažkas, bet dabar čia paspraigius, tai irgi smagu, čia kits visai dalyks, bet tikrai fainas, tikrai smagus daiktas. Tai būtinai pabandykit. Žinau tik apie CF Moto, esu bandęs tik CF Moto, būtent šitus palyginti galiu. Esu šiek tiek važiavęs su Kanamu,
bet ten buvo litras, daug labai galios ir nežinau, toks palaids buvo ant kelio, baisu buvo sunavažiuoti, neinu turėti, asfaltų biški pavažiavau pirmin atgal į Tomį baigęs. Aišku, norėčiau daugiau, bet ten kita biški technika, aš čia manau, kad nereikėtų čia lyginti, nes čia ir kaina, ir panaudojimo galimybės, važiuoji su tais, aišku, ten, bet biški skiriasi, žinai. Hards ir softs čia, manyčiau, čia galėtų sulyginti, kaip hard enduro su soft enduro, tai čia, kažkas panašus į softelį, tokį biški labiau. Bet tokį, normalų, normalų softą, galim sakyti, normalų, tokį, ne per sunku, ne per... Tai gerai. Apie registraciją, tai su traktoriaus teisėm, karoč gali važiuoti, kiek aš suprantu, nes kaip traktorius registruojams, technikinė registracija traktorius, ne motociklo, nereikia, karoč, fotkę, įsivežiai nuotrauką, kiek kilometražą, pis nuotraukas nusivežk, parašys tą technikinę, nevažiuos, nereikės nerodyti, o jeigu reikės, nemanau, kad norės gaiš laiko, nes taip su tais traktoriais ten, ne taip, man atrodo, dirbi vis dar po šiai dienai, jeigu aš neklystu. Gal pas jums miestį kitaip, aš nežinau. Gal ir pas jums miestį jau kažkas pasikeitė, nežinau, nenoriu prisikalbėti, nes man gal irgi reikėjo tokių paslaugų kažkada ateiti, žinai, tai gal čia taip negal daryti, bet man atrodo, kad taip vis laik darė, taip vis laik ir. Kaip į traktoriaus teisės, juk ganas, kiti net nebuvo neapsilankę, tas traktoriaus teisės gavo, aš iš tikrųjų irgi turiu traktoriaus teisės, bet aš gavau net su traktoriu pavažiuoti. Jau egzamin buvau išlaikęs, davė su traktoriu pavažiuoti. Bet ten tas važiavimas tai jokingas buvo. Į priekį, į biškį šoną. Į kits. Biškį ratuką tokį padariau, į kits. Gerai. Tai aptarnavimai savo mieste, arba iš kur pirkai, arba kažkur artimiausia. Ką žinau, draudims technikinė, traktorinė, vapšė, jokių problemų. Nereik varinėti eiliai laukti, to, žinai, bendrai ten nesikabiniai nieks, čia žiauriai geras dalyks. Kas dar? Pavyzdžiui, lyginant su 800 kubų, tai šits ir toks švelnesnis. Tai kas žaidė lyginant su, pavyzdžiui, galingesniu modeliu, tai būtent gal kaina, bet ir tas dar šiek tiek, kad, pavyzdžiui, kadangi tai ir pirms kažkoks techninis, toks pirkinys, keturatis, pramogai, ekstremaliam kažkokiam pasivažinėjimui, kažkam tokiam, tai nebuvo reikalingas labai galingas, bet nesiūlė pirkti nei pardavėjais, nei aš iš tikrųjų irgi nesiūliu pirkti pačią leviausią, kad nebūtų taip, kad, tu 2 metus dar kankinės, tus 2 metus parduodi po pigiam, kad nusipirkt galingesnį. Tai toks, su to biški gali ir saulelę biški prabrėžti, jau toks biški aštresnis ir. Bet lyginant su 800, ant nėra toks aštrus, pavyzdžiui, duodant gazo gali ramiai pavažiuoti prieki. Lengvai, švelniai, pavyzdžiui, prie kabelę patrauk dar kažką. O su 800 aš ką pajutau, ką bandžiau pavažiuoti, ant iškart, grobi prieki. Gal, žinai, variklis dvigubai galingesnis, V2, tipo 2 cilindrai, ten variatorius, ant iškart daugiau grob, iškart, tas variatorius sukabint, pradėt, žinai, lup taip, trauk taip. Nežinau, su litru tokiu nebandęs važiuoti. Kainos ten varijuoja, skiriasi, tas dabar kainuoja apie 7 000, už 5,3 gali nusipirkti, a 5,2 gali nusipirkti 4,50, pats silpniausias modelį, pat paprasčiausias, pat plikiausias, bet irgi ir į gervę, ir į lanką, ir kažkokie tai, ir tik nėra vairo stiprintuvo. Bet gal ir be to važiuoti, bet ir 4,50 modelis su vairo stiprintuvu, ten žodžiu, įeik į kanam puslapį, sakau kanam, įeik ir į kanam puslapį, įeik, pasižiūrėk kainas ten, pasilygink. Niek nesakau, kanamai geri, aišku. CF Moto puslapį, CF Moto LT tenais visko ir, žodžiu, gali užeit pažiūrėti, o gyvai, sakau, pas mopėdą gali atvaryti, arba kur nors kitur savo mieste. Dar ir tada, kai prieš metus iš tikrųjų pas mumis Mažeikiuos dar nebuvo, gal kažkur buvo, bet aš ir reklamų nemačiau, iš tikrųjų nelabai kas kalbėjo. Lonsin, tie keturačiai kažkokie, ne? Irgi kinietiški. Buvau tiesą matęs, aišku, buvau, bet kad naujus taip stumdytų su tokiu kažkokiu tai reklamą, su tokiu servisu, su da kažko, nebuvau susidūręs, gal ir buvo jau seniau, bet tiesiog nežinau, iki manęs gal nedėjo, bet Mažeikiuos tai faktas, kad nebuvo, kas aptarnau. Dabar jau yra atstovs, pardavinėjus keturačius aptarnaun. Nežinau, pakomentuok. Ar toks pat geras, ar toks pat blogas, ar geresnis, ar blogesnis, ar kaip ten kas ir iš tikrųjų senais. Kainos panašios, galingumai kažkaip lyginant irgi panašiai, gal šiek tiek ten liktai galingesnis buvo modelis, kiek mačiau, bet per daug irgi nesigilinau, bet įdomu būtų pavažiuoti. Jeigu turi, jeigu nori ką pareklamuočiau, padaryčiau tas drive'ą,
davai, susisiek, pasiūlyk, gal padarysim, ne, pravažiuosim, pašnekėsim, papizdėsim, kas, apie ką gal turi ką papasakoti. Tai va, apie lanciną pašnekėjau, apie ribotuvą pašnekėjau, apie stiprintuvą pašnekėjau, tą pašnekėjau. Nu į ką žinau, jaučiu, kad viską pašnekėjau, užteks, reikia lėkti, tai būtinai, prašau tavęs. Jeigu patiko, nepatiko, parašyk komentarą, parašyk, kas nepatiko, pavyzdžiui, ir kokia tavo nuomonė yra apie tokius keturračius, apie aplamai galbūt CF moto, apie visą tą judėjimą, kiniečių integraciją pas mumis. Ar tos kainos nėra per didelės, ar tu geriau pirktum naują kinietišką keturratį, bet, nu, aš manyčiau, kad vis tiek ir kokybiškas. Ar tu geriau pirktum kokį nudrožtą kanamą, kitą brandą, Polaris, Yamaha, dar kokį nors. Kokį geriau pirkti? Pasakyk tu man. Bet nepamiršk, kad tavo nuomonė ir tavo pasirinkims įsvarbus tik tau pačiam. Nu, bet jeigu klaus žmogus nuomonės, gali pasakyti, aišku, ko ne, bet dėl nuomonės muštis įginčys labai nereikėtų. Bet vis tiek, jeigu nusipirka jau keturratį, turi kažkokį tai ar tokį naują, senesnį, naujesnį, belę kokį, manau vis tiek negalėtum pasikliauti vien tik servisu. Nu, turėtum vis tiek suprasti apie techniką, būtent apie veikimą, kad pavyzdžiui, kad su dviem varančiais, kaip čia veikia, pavyzdžiui, 2 varančius jungi, kada 4 jungi, kada tau kaip kas valdos, čia aišku patirties visas klausimas reikals. Kad užstrigus, pavyzdžiui, blokatorius, kad nepamiršti išjungto blokatoriaus, kaip su ta gerve naudotis. Ir jeigu, pavyzdžiui, paskandinai užpylė dar kažką, nu, vat, kad čia, pavyzdžiui, ir prieki oro paėmims, kur filtras randas, galbūt kartais reikėtų pagalvoti, daug dulkių važiavai, aptarnavims, pavyzdžiui, tuolė, arba dulkės, arba vanduo, ar dar kažkas, filtrą pasižiūrėti, gal pasikeisti anksčiau laiko, gal dažniau pasikeisti. Nu, vat, tokius biškis tiek prisižiūrėti reikėtų, tada tikrai geriau tarnaus, ir nereikia sakyti, kad kiniečiai iššūts. Plus, nu, nusiplaukit, padruožę, panaudoja, nepagailėkit to pinigo į tą plovyklą, nuvažiuoti tą laiko, žinai, pastovėti eilėje, nuvaryti tą plovyklą, išsiplautus purvus, kad išvengti kažkokios korozijos ir fiškės irgi pasižiūrėti, gal kartais kokia fiškė, gal koks laiduks iš tikrųjų ir būn laisvesnis dar kažką, nu, čia jau nuo kiekvieno supratimo, kur ten ką gal priveršti, kur ten ką gal patvarkyti, kur ten kokie gal ir iš tikrųjų pasidomėti, pasiskaitinėti, kas geriau, kas blogiau, kokiu kaip ką reikia. Nu, žinai, jeigu turi daiktą, vis tiek kažkokiu, tai kažkas tave turi duominti, kažką turi, nu vis tiek kažkiek tu turi domėtis, negali taip, žinai. Ir, pavyzdžiui, ant low, ant high, ką reiškia važiuoti, žinai, kaip tu, nu, kad tiesiog nesugadintum pats savo daiktą, kaip, pavyzdžiui, šiuo atveju, žinai, kad su rankiniu užtrauktų buvo važiuota ir buvo pagriaužta. Stabdžiai, žinai, pagriaužti ar kažkas tenais panašaus turbūt nutiko, kiek supratau. Tai va, tokie reikalai, kaip sakant. Tai va, rašyk komentarą, spausk laiką, pasidalink su draugu, kuriam aktuali šitą informaciją būtų, kuris galvoja apie motociklą, galbūt apie keturratį, pasiūlyk draugelį nuvaryti, išsinuomoti keturratį, pravažiuoti, nulėkti, papramogauti, kaip sakant. Ir jeigu čia iš mūsų krašto esi Mažeikiai, jeigu dar nežinot. Žiogaičios, Žemaitijos keturračiai ir, tai ten į tokie keturračiai kažkokie, gal ten silpnesnė versija, nežinau, bet turi į 520, man atrodo, jeigu dar nepardavė. Ten turą praveš duot, pavažiuoti, pasijausti, kaip kas vyksta, gal galite pašnekėti, manau, tikrai. Ir plungiai, kiek girdėjau, irgi nebloga nuoma keturračių, ten tau iš vis duod, palieki užstatą, duod maršrutą, duod kur varyti, duod keturratį, karočią tu liek ir pramogauk, žinai, ten laiką duod ir irgi, vat, ir trasos, ir keliai, ir tešlos, ir kažkas, žinai, tai irgi smagu turėtų būti. Tai va, nu, ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad subscribini, jeigu dar nesubscribini, pasubscribini, nes dar aš turiu idėjų, neblogų apžvalgėlių, visokių čia nusimato. Tai jeigu surinksim peržiūrų, jeigu surinksim laiko, jeigu matysim, kad patink žmonėm, kad pritraukia naujos auditorijos, būtinai padarysim daugiau. Ne tik apie keturračius, apie motociklus, apie mašinas, gal net apie žemės ūkio techniką. Vis dėlto gituonis ūkininkus prijaučia. Nepyk labai ten dėl tų grūdų. Nepažįstu šandą tiek, nežinau kokia ten nebuvo, bet nepamačiau, per greit įlėkiau, nespėjau sustoti biški ten. Vieną kitą nulenkiau, mažą ten bėdą, apsisuku iškart išvažiavau, niek ten, nepridirbau, nesakyk, į vežiam juk važiavau. Nu ir gerai, nebepezam, užteks čia apie tą patį, o mes sustinkam kitoj serijoje, o jeigu dar nematei treitų, tai nueik pažiūrėk, ten ir ne tik apie motociklus, enduro serijas važiavimus, su mašinom reikaliukų šiokių tokių, bet ir mano
sporto reikalai ir visai įdomi sporto stovykla, kam aktualu galbūt netgi savo šaudimo tokią pamoką esu įdėjęs, nu nežinau. Pasubscribinkit, susipažinsim artimiau ir pamatysim, kur čia mumis tas gyvenimas toliau nuneš. Kokiu mes čia datų video pakursim.